Aš noriu Jums padaryti dabar tokį trumputį pranešimą, pareiškimą, kurį tikiuosi man kas nors padės išspausdinti, pranešti. Nes rytoj prasideda labai svarbi savaitė. Kažkas nudrėskė jau vietelės prie kryžiaus violetinį audeklą. Matoma, kad rengiamas yra atakai. Vis tik matau labai daug abejingų Lietuvos žmonių. Tiesiog manau, kad gyvename valstybėje, kuri yra geras pasakymas, esame verti valdžios, kokią turim. Tiesiog toliau taip ir gyvenkim. Bet reikia padaryti nors vienas vaikas šitas, kad nekentėtų, o paskui jau ten kas ką pelno, tas tą gaus. Aš noriu kažką padaryti ir įsipareigoti viešai. Lietuvos Respublikos prezidentai, Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos aukščiausiajam teismui, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, Lietuvos Respublikos generaliniam komisarui, Vaiko teisių apsaugos tarnybai, visiems Lietuvos piliečiams. Pareiškimas. 2012 metai, 4 mėnesio, 22 diena. Pareiškiu, jog atsisakau pripažinti ir nesutinku su visa eile Lietuvos Respublikos vardu paskelbtų teismo sprendimų dėl prievartinio vaiko paėmimo. Pasikėsinimą į vaiko laisvą valią laikau pasikėsinimu į humanizmą, į politinių kalinių ir Sibiro tremtinių kančių prasme, pasikėsinimu į protėvių kovas už Lietuvos žemės laisvę ir tautos nepriklausomybę. Laisvo žmogaus apsisprendimu pareiškiu pasiryžimą būti išplėštų iš savo aplinkos ir kentėti vietoje vaiko. Esu žmogumi, vardan tiesos, pasirengusi ir fizinėms, ir moralinėms kančioms. Gerbiu natūralų vaiko norą saugiai gyventi gimtųjų namų aplinkoje su jo mylimais artimaisiais. Man nesuprantama aukščiausiųjų valstybės institucijų pozicija nuoseklų, daugkartinai pareikštą vaiko siekį traktuoti kaip menkavertę, kaprizingą užgaidą. Užuot garbingai pripažinus, jog tai sąmoningo mažamečio asmens pasirinkimas ir apsisprendimas. Aš laikau vaiką žmogumi. Man nepriimtina prievartos prieš žmogų teorija ir praktika. Aš nepaklusiu nehumaniškiams įstatymams ir neprotingiems įsakymams, bet ginsiu vaiko norą jaustis saugiu. Mano ginklai - širdis, sąžinė ir ryžtas nenusidėti žmogiškumui. Esu pasiryžęs laisvanoriškai aukai. Tepadeda man Dievas. Pagarbiai Neris Karpuškaitė Akelaitienė. Žmogus.